Pirmą reikia važiuoti į Kiniją, antras reikia susipažinti, ką nori padaryti. Pavyzdžiui, jeigu ten prekyba, tai reikia su prekybos tinklais. O jeigu liečia kaip McDonald's maistas, tai reikia su žmonėmis bendrauti. Čia labai svarbu. O trečias, tai reiškia, jeigu tas projektas didelis, pavyzdžiui, su pareigūnais, su verslininkais, tai tada reikia su jais bendrauti kaip draugai. Tada suras bendrą kalbą ir, nes, kaip mes sakome, kai būsim draugai, tada viską galim padaryti. O jeigu nesam draugai, tai aš labai abejoju. Jeigu Lietuvos įmonė Kinijoje labai negražiai veiks, kažką negražiai elgsis su savo darbuotojais, vietos savivaldybės atstovai, bent meras, kažkas tikrai gali padės tuos darbuotojus. Čia gali būti, nes čia labai svarbu, pavyzdžiui, laikraštyje parašys, kad šiandien tame mieste yra liaušės arba streikas, tai o tos kampanijos sprendimo darbuotojai įsivaro į gatvę ir nori padidinti algą. Tai reiškia, čia labai įtakos to miesto vadovo karjerą. Tai dėl to jisai gali pradėti bandyti uždrausti tavo įmonės veiklą arba uždrausti streiką. Bet kadangi dabar matom irgi žiūrim, kaip sakyti, žmogaus teisę, tai dėl to dažniau uždrausim įmonės veiklą. Pavyzdžiui, šitą PNG pakelė skelbimo miltelių kainą ir mūsų vyriausybės plėtros taryba iš karto kviečia PNG Kinijos kampanijos vadovą į ofisą ir sakė, davė įsakymą tiesiog, kad dabar nereikas kelti kainą. Tai prašau laikyti tą kainą, kur mes, už kiek mes norime pamatyti, nes čia yra susijęs su infliacija. Pavyzdžiui, jeigu metų pabaigoje, pavyzdžiui, Lietuvos įmonė nori duoti premiją savo darbuotojams. Aš taip suprantu, kad įdės į voką ir duos. O Kinijoje tai reikia kitaip, nes premiją ne visi gaus. Premija tik tai tiems, kurie labai gerai dirbo. Direktorius ofise savo kabinete pakviesta darbuotoja, kuris turi gauti tą premiją. Pavyzdžiui, premijos dydis yra 1000 litų ir direktorius pasakys taip, gerai, čia yra tau premijas, 1000 litų. Aš tau siūlyčiau taip, aš tau duosiu 500, kad tu savo žmonai duotų. O po to likusi 500 aš tau duosiu, kad tu pavaišintų visas savo kolegas. Jis tu tą 500 pavaišintų visas kolegas, tada visi patenkinti ir niekas nekritikuos. O po to jis dar gavo 500 savo šeimai. Tai jis irgi laimingas. O visas ofisas laimingas. Tai čia labai gerai.